Sveiki visi, jūs žiūrite jQuery pamoką iš 3DF TV ir šioje pamokoje parodysiu jums, kaip galima paprasčiausiu būdu paspaudus ką nors paslėpti atitinkamą kitą elementą. Tai susikurkime iš pradžių, tarkim, mygtuką, laukelį su tipu mygtukas ir nurodykime jam ID, tarkim, paslėpti ir susikurkime paragrafą su ID, tarkim, žinutė. Ir pasirašykite kokį nors tekstą, kad tiesiog matytumėte, tai yra žinutė. Ir štai kaip atrodo, na taip, dar mygtukui nurodykite reikšmę, tarkim, paslėpti. Ir štai rezultatas. Tiesiog turite mygtuką paslėpti ir turite paragrafą su tekstu, tai yra žinutė. Ir kai jūs paspausite ant mygtuko, būtent žinutė, tiksliau paragrafas turėtų pasislėpti. Ir tai padaryti galite tiesiog, pasirinkime iš pradžių savo mygtuką, ar ne? Ir pradėkime nuo grotelių, tai tiesiog nenurodykime, kad tai būtinai turi būti, sakykime, laukelis. Mes tiesiog pasirenkame pagal ID. Ir nesvarbu, ar tai yra mygtukas, ar tai yra paragrafas, ar nuoroda, ar panašiai. Jeigu tai turi ID paslėpti, tuomet tai ir bus pasirinkta. Tai pasirenkame kažką, kas turi ID paslėpti. Ir kai mes ant to dalyko paspaudžiame, vykdome funkciją, kurios darbas būtų, tarkim, paslėpti būtent atitinkamą elementą, o šiuo atveju kažką, kas turi ID, tiksliau, ID žinutę. Tai vėlgi pasirenkame ne paragrafą su ID žinutė, o tiesiog ID žinutė. Ir bet kas, kas turi ID žinutę, bus pasirinktas ir funkcija hide tai paslėps. Tai vėlgi, tai skaitosi taip. Kai mes paspausime ant kažko, kas turi ID paslėpti, kažkas, kas turi ID žinutę, bus paslėpta. Ir galime patikrinti. Ir štai, kai mes paspausime, ši žinutė turėtų pasislėpti. Paspaudžiame ir, kaip matote, tai suveikia. Bet dar vienas dalykas, kodėl mes nerašėme, tarkim, tų input ir p prieš, sakykim, tas groteles, nes mes, sakykim, nebūtinai norime, kad tai būtų mygtukas ar ne, ar paragrafas. Mes, tarkim, norime, kad, tarkim, pasikeiskime mygtuką iš mygtuko į nuorodą. Tai pasirašykite paprastą nuorodą su ref atributų grotelės, tai tiesiog niekur jūsų nenusius ir nurodykite ID paslėpti. Ir nuorodos viduje, tarkim, paslėpti reikšmė ir pasikeiskite paragrafą į div elementą. Ir dabar atsinaujinkite, iš esmės beveik niekom nesiskiria, ar ne, bet kai jūs paspausite paslėpti, irgi visą tai suveiks. Tai iš esmės tai ir yra ta pamokos esmė, sakykim, hide funkcija paslėpia, bet dar svarbus dalykas tas, kad mes nenurodome, kas tai yra, tiesiog nurodome, kad tas kažkas turi tokį ID. Ir kai tas dalykas, kuris turi ID paslėpti, bus paspaustas, kažkoks dalykas, kuris turi ID žinutę, bus paslėptas. Tai iš tiesų tai gali būti bet kas, nesvarbu, ar tai mygtukas, ar nuoroda, ar ten paragrafas, ar div elementas ir panašiai. Ir tarkim, tai gali būti netgi, tarkim, paveikslėlis su ID žinutė, ar ne. Ir kai, aš jums parodysiu, tiesiog atsidarykime kokį nors paveikslėlį. Štai, tiesiog kaip pavyzdys bus. Ir tiesiog šiam paveikslėliui nurodykite ID žinutę, ar ne, kad matytumėte, kad nesvarbu kas tai vis tiek bus paslėpta. Ir štai, tiesiog dabar atsinaujinkite ir kaip matote, turite mygtuką paslėpti, ar ne, ir tai jūsų paveikslėlį. Tai kai jūs paspausite ant paslėpti, paveikslėlis bus paslėptas. Kadangi mes tiesiog, vėlgi, nenurodome kas, tai tiesiog nurodome to kažko ID. Ir tai gali būti absoliučiai bet kas, kas turi tokius ID.
Na ir tokiu būdu mes galime kažką paslėpti, tiesiog funkcija hide, ir tai yra labai naudinga ir praverčia ir naudojama įvairiose svetainėse. Taigi tiek šioje pamokoje, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir nepamirškite prenumeruoti. Iki.